Ką būtent? Kokį įspūdį Lietuvos rytas? Gera šiaip komanda, nežiūrint tą rezultatą, kad mes galbūt, sakykime, nemažai laimėjom, bet ir patys matėt, pradžia buvo sunkiai. Jie žaidžia užsivedę prie savų žiūrovų ir tikrai yra gero lygio komanda, taip kad nėra lengva ir pradžia parodė, galbūt aikštė nuo pat pirmos minutės galbūt mus išmušė kažkiek iš vėžio. Bet džiaugiuosi, kad mes po truputį atsitiesim, pagerinom gynybą ir prisivijom juos, o paskui žaisdami savo žaidimą po truputį ir išėjom į priekį. Antras kėlinys kitoks buvo. Galbūt pradėjom kažkiek drąsmingiau žaisti puolime, geriau gynyboje pradėjom žaisti, perėmėm keletą kamuolius ir įsilygino tas žaidimas. Ir paskui po truputį laikydami tą tempą, gynybą, puolimą ir, sakykime, išėjom į priekį keliais taškais, paskui kažkiek gal jie nepataikė kažkokių metimų, mes pataikėm ir tas skirtumas atsirado. Koks jausmas jau žaidžiant areną? Labai gerai visą laiką grįžti namo, grįžti į Lietuvą. Netgi nėra turbūt taip svarbu, ar tai Vilnius ar Kaunas, bet vis tiek Lietuvoje tai labai malonu visą laiką. Išlaikė tą tradiciją, kai Lietuvos žaidėjai prieš Lietuvos komandas puikiai pasirodė. Aš nesakyčiau, kad čia mes labai kažką puikiai pasirodėm, bet paprasčiausia, svarbiausia yra komanda ir mes turim tikrai 12 pajėgių žaidėjų, kuris gali išeiti. Taip, kad turbūt nėra tokio, kuris žaistų ten po 30-40 minučių, maždaug gaunasi turbūt apylygiai po 20 minučių, 25 visiems. Tai svarbiausia yra komandinis žaidimas, pergalė. Kuris žaidėjas Lietuvos ryto ekipai paliko? Įspūdį, aišku, sunku visą laiką žaisti su Raisius, yra greitas labai, reikia padėti jam, gali atiduoti kamuolį, kad su juo yra sunku, bet aišku, labai išskirti kažką ir tie patys aukštaugiai. Valančiūnas, Robertas, kuris tikrai gerai kovoja dėl kamuolių ir Seibutis, jie turi tikrai tų pakankamai gerų žaidėjų ir nėra, kad čia vieno ar dviejų žaidėjų komanda. Eurolygoje to prasidės top 16 etapas, kokios komandai nuotaikos? Nuotaikos neblogos, ruošimės, buvo pirmas mačas, toksai rimtesnis turbūt bus dabar vėl su Spartaku žaisti. Dar vienas rungtynės prieš top 16 yra gerai su rimtom komandom, pažaisti ir po tos pertraukos viską, taip kad ruošiamės, stengsimės. Ar jaučiate, kad šiemet galite? Aš nemėgstu spėlioti ir nenoriu. Aišku, nėra ko slėpti, komanda tikrai gerai sukomplektuota. Kol kas visas einasi neblogai, bet krepšinis toks dalykas. Maža, kokia trauma, kas nors tam susirgs, nežinau, nesusirgs. Galų gale kokios vienos blogos rungtynės gali viską kartu užtinkojom. Taip kad čia sunku prognozuoti, bet neslėpsiu, aišku, tikslai aukščiausi yra ir bandysim. Ačiū.